Penktojo Lightroom programoje kalbėjau apie Brush Toolsą, ką jis daro, kaip piešia, kaip galima pakeisti vairius nustatymus. Šiandien pakalbėsiu apie visus likusius įrankius šiame tapse, kad būtų aiškiau, ką jie gali padaryti. Jei nematėte pamokos apie Brush Toolsą, pasižiūrėkit, tuomet bus aiškiau suprasti, kas šiandieną vyksta ir ką šiandieną papasakosiu, nes labai daug panašių nustatymų, labai daug panašiai veikiančių įrankių yra likę. Pasimkim dangaus nuotraukas, kaip matom, jos nėra labai švarios, dulkėta mano fotiko matrica, bet tai labai puikiai tinka šios dienos pamokai. Pradėkime nuo pirmosios Crop Overlay arba tiesiog Crop įrankis, kuris skirtas karpyti nuotrauką taip, kaip jums patinka. Norite, pasiliekate tokį. Norite, grįžtate atgal, spaudžiate Reset ir vėl visa pilna nuotrauka spaudžiate šitaip, karpate Escape'as, vėl išjungia, norite iškirpti medžius, einate ant kropo ir renkatės tik tai medžius. Pasiemam šitaip ir viskas, yra tik tai medžiai. Nepatinka, spaudžiame Resetą ir vėl pilna nuotrauka. Iš papildomų funkcijų galima pasirinkti tam tikrus dydžius, kurie būtų automatiškai nustatyti, tarkim 5:7 ir viskas. Šita nuotrauka bus automatiškai padaryta 5:7. Galime 2:3 arba 4:6. Labai priklauso nuo proporcijų ir jeigu mes mažinam nuotrauką, automatiškai toks pat dydis lieka. Taip pat galime padaryti custom, tai yra rankiniu būdu nustatyti, kokio dydžio nuotraukos reikia ir bus toks iškirpimas. Dar yra 16:10, dar viena proporcija ir taip galima karpyti. Mes grįžtame prie S-Shoot, kaip nufotografuota, kad būtų ir keliaujam toliau. Taip veikia Crop Overlay, skliausteliuose matome R raidę, tai šitą įrankį galima įjungti su R raide. R įjungiam, R išjungiam, R įjungiam, R išjungiam. Paspauskim Resetą, visą nuotrauką matome, Enter ir viskas. Taip veikia šis įrankis ir nieko daugiau apie jį nėra ką pasakyti. Tiesiog susikarpot tai, kaip reikia, iškerpat to, ko nereikia, tarkim, nereikėtų čia medžių, mes paėmam iš apačios, iškerpam ir viskas, medžių nebėra, nuotrauka be medžių. Dar vienas tai yra Spot Removal. Jis pašalina įvairius taškelius ir sakiau, kad šita nuotrauka puikiai tam tiks. Kaip matome, čia daug visokiausių taškelių, kurie yra likę nuo fotiko. Čia ne objektyvas ir ne danguje visos šitos šiukšlės, o tiesiog ant fotiko matricos. Kad jie geriau matytųsi, galime priverti diafragmą iki F13, F16, šiuo atveju pasidariau F18, kad būtų viskas ryšku ir matytųsi šitie taškeliai, tai F18 ir viskas, visos šiukšlės iš karto matosi ekrane. Spot Removal, kaip ir su Brush Toolsu, dydį galima keisti su laužtiniais kliaustais, Shift ir laužtiniais kliaustai kairė į dešinę keičia Feather. Mes Feather nedarykime didelio, tie patys nustatymai yra čia, galima sumažinti, galime padidinti opacity, Feather ir Size. Gerai, didelio dydžio mums nereikia ir jis veikia labai paprastai. Spaudžiame, jis analizuoja, ką mes norime ištrinti ir kas yra panašiausia aplinkui, parenka tą vietą ir išvalo visus tuos taškelius. Kartais būna, kad kiekvieną nuotrauką reikia va taip ir valyti. Galime ne tik spaudinėti, bet tarkim galime nuspalvinti šituos medžius ir pažiūrėkim, kaip jis juos pasiūlys panaikinti. Ima kažkur iš kitur, netinka, galime mes paimti šitą plotą ir nuvesti čia ir pasakyti, kad imk iš čia, kelt čia. Dar viena opcija su Spot Removal. Gerai, šitą šaką mes irgi pašalinam, jis pasiūlė iš čia, šitą dulkę taip. Kai viena nuotrauka dar gali atkentėti ir atspaudinėti, bet jeigu yra, tarkim, koks 20-30 panašių nuotraukų, tuomet jau reikia vargti. Kad nevargtum, yra kitas variantas, kuris tinka ne tik šiam įrankiui, bet ir apskritai bet kokiai nuotraukų korekcijai. Tai yra, mes turime antrą tokią nuotrauką, tai yra skirtinga nuotrauka, bet tie taškeliai yra tose pačiose vietose. Tiesa, čia nebėra medžių šakų, bet tie taškeliai yra tose pačiose vietose. Ir jeigu mes paspaudžiame
Previews. Jis į šitą nuotrauką perkels tuos nustatymus ir tuos darbus, kurie yra padaryti šitoje nuotraukoje. Einame į naują nuotrauką ir sakom, padaryk kaip buvo, previews. Matome, kad taškeliai atsirado šitoje nuotraukoje. Jeigu mes paspaustume done, matome, kad jų čia nebėra. Jeigu mes vėl spaudžiame ant spot removal, matome, kur jie buvo panaikinti. Tas yra labai gerai, kai yra toks vaizdas, tai yra dangus, nieko nesimato, bet jeigu naujoje nuotraukoje būtų čia koks lėktuvas, mašina, tai tie taškeliai irgi persikeltų ant tos mašinos. Ir tuomet jau gali būti, kad bus išpieštas ar perkreiptas stiklas, duris ar kažkas, kad ir kur nukeliautų tie taškeliai. Todėl reikia labai atidžiai pasižiūrėti, kaip yra kilnojama. Bet previews veikia būtent taip. Jis perkelia tai, kas buvo padaryta ankstesnėje nuotraukoje į tą, kurią mes norime perkelti. Šiuo atveju į antrą. Taip veikia spot removal ir vėlgi čia didelio pasirinkimo nėra, tiesiog pasirenki tokį dydį, kuris tau yra patogus ir spaudai naikini tuos taškelius, kurie tau nereikalingi. Čia dangus, kad pavyzdys būtų lengvesnis, bet jeigu reikia, galima naikinti ir odos apgamus, nereikalingus objektus iš nuotraukos. Aš dažniausiai tą naudoju dangui, o jeigu kažkas yra sudėtingesnio, bėgu į Photoshopą, ten man yra lengviau ir patogiau. Lightroomas neskirtas tokiam detaliam retušavimui, todėl čia galima pasidaryti tokius pagrindinius valymus, o visą kitą persikeliu į Photoshopą. Red Eye neturiu pavyzdžio su raudonomis akimis, bet veikimas elementarus. Spaudė ant raudonos akies, kurios būna nuotraukose, tai yra nuo blikstės akis paraudonuoja, spaudė, sako, kad nėra čia tiesiog akies, tai didelio veikimo čia nėra, tiesiog Red Eye ar Pet Eye, gyvūnų akis. Tai spaudė ant raudonos akies, jis padarys ją nebe raudoną. Labai paprastai ir trumpai apie šitą įrankį. Dar vienas įrankis tai yra Graduated Filter ir jis veikia labai panašiai kaip brushas, tik tai su juo nepieši, o tiesiog brauki ir pasižymi tą teritoriją, kurią ir nori pasižymėti. Kadangi braukiau nuo viršaus, tai iki čia yra 100%, nuo čia iki čia yra nuo 100 iki 0. Šitą galime sumažinti, braukti taip, galima didinti ir visi nustatymai kaip ir su brushu. Galima šitą dalį šviesinti, galime kontrastų uždėti, galime spalvas pakeisti, galime shadow šiek tiek pašviesinti, patamsinti, black padidinti, clarity, dehaze ir visa kita, ką tik nori. Kaip ir ant brusho yra tam tikri presetai paruošti jau nustatymai, kuriais galima naudotis. Kaip sakiau, galit pasižiūrėti brusho tutorialą ir pamatysit, kaip visa tai vyksta. Galima sukinėti. Galima dar vieną pridėti ir tie patys nustatymai eina jau antrą kartą, galima čia ir gaunasi toks pasižaidimas. Ištrinti paprastai pasižymi backspace'as arba gali spausti dešinį, delete, ir viskas. Jeigu kažkas nepatiko, nori iš naujo, spaudi Alt ant klaviatūros arba Option ant Maco ir tada Reset. Ir vėl iš naujo pasižymi tą teritoriją, kurios reikia ir tuomet darai ką nori. Tas gamtos nuotraukose labai puikiai tinka, jeigu čia būtų kažkoks vaizdas, o čia dangus, tai mes taip pat pasižymėdami galėtume dirbti tik su dangum. Tai yra tą dangų padaryti tamsų, galėtume dehaze'o pridėti, piktą jį padaryti, dar blacką ir būtų piktas tamsus dangus. Šiuo atveju čia to nereikia. Kaip ir su brushu galime mes naudoti amountą, tai yra kiek veiksnus ir įgalus bus tas efektas, kurį mes sukūrėme. Galime padaryti vieną ir bus tik tai 1% to, ką mes padarėm. Taip veikia šis įrankis ir jį galime pasižymėti su M raide. M įjungti, M išjungti. Ir liko dar vienas įrankis, tai yra Radial Filter.
Aš jį naudoju gana dažnai, netgi galima sakyti dažniau nei brushą, vien dėl to, kad aš pasižymiu tam tikrą teritoriją ir darau toje teritorijoje, ką noriu. Pasižymiu čia ir jeigu čia yra kažkas, ką man reikia pažymėti, aš tą vietą pasižymiu ir visų pirma, jeigu nėra paspausta invert mask, jis viską darys išorėje, vidus liks nepaliestas. Akivaizdžiai galima pamatyti, išorė nuspalvinta juodai, tas perėjimas yra toks, nes feather yra nustatyta ant 50. Jeigu keičiam feather į 0, matome, koks tiesus perėjimas iš juodo tiesiai į mėlyną. Jeigu feather padaro maksimalų 100, ta mėlyniausia yra tik tokia teritorija, visa kita nuo 100 juodo pereina iki 0 per visą tą teritoriją. By default, feather būna ties 50, tai mes ties tiek ir paliksime. Jeigu norime, kad viskas vyktų tik viduj, tuomet mes turime spausti invert mask. Ir dabar viskas vyksta tik viduj, išorė paliekama neliesta. Lygiai analogiška situacija, mes exposure, tai yra šviesumą nustumėm iki -4, padarom čia visiškai tamsią ir prie pat kraštų jau yra 0. Kur tą naudoju? O tą naudoju žmonių veidams pašviesinti, jeigu visa nuotrauka yra tvarkinga, bet matau, kad veidas yra šiek tiek per tamsus, per šviesus, aš pasižymiu žmogaus veidą ir kadangi noriu dirbti tik viduje, tai yra su veido teritorija, spaudžiu invert ir tuomet ar jį pasišviesinu, ar jį pasitamsinu, ar šešėlius padidinu, sumažinu, ar baltą spalvą šiek tiek pakeičiu ir viskas. Lygiai taip pat galima imti dar brush, o brushas duoda arba pridedi, padidini to ploto veikimą, arba pasiemi erase ir jį sumažinė. Tai yra tos apskritimas, kurį mes nusipiešiam, jis arba padidinamas, arba sumažinamas. Senesnėse Lightroomo versijose šito brusho įrankio nėra, yra tik tai pats pagrindinis spot removal arba radial filter, daugiau tų brusho negali ten nei pridėti, nei atimti. Gali būti, kad tik nuo 6 versijos tas atsirado, bijau suklysti, nežinau, bet jeigu matai, kad čia yra per daug arba dar per mažai, gali bėgti į brushą, tarkim A pasimti, padidinti šiek tiek dydį, galbūt feather sumažinti ir gali prisipiešti. Viskas. Aš noriu, kad būtų tiek. Brushas tą daro ir jis tą daro ganėtinai gerai. Spaudžiame reset, kad nuotrauka grįžtų į tokią, kokią buvo. Ir apie brushą jau buvo atskira ilga pamoka, šiandieną nesikartosiu. Trumpai reziumuojant apie tuos įrankius, kurie buvo aptarti. Kropas labai lengvai karpo, gerai mes išsikirpkim visus tuos pagrindinius taškelius, dabar jie geriau matosi. Spot removal yra taškelių sumažinimas ir mes galime tiesiog spaudyti taškelius, šiukšlės ir naikinti iš nuotraukos. Suspaudom. Jeigu turim kitoj nuotraukoj tą patį, žinom, kad kita nuotrauka vėlgi bus su dangum, einame į kitą nuotrauką ir spaudžiame previews. Jin vėl bus kaip ir šita. Šita buvo sukarpyta, nauja irgi. Ją sukarpė ir tuos taškelius, kurie buvo sužymėti praeitoj nuotraukoj, perkelė į šitą. Tai veikia spot removal, jis daugiausiai skirtas, bent jau aš jį daugiausiai naudoju tokiom šiukšliam naikinti iš nuotrauko. Red eye viskas aišku, raudonas akis naikina, apie graduated filter jau paaiškinau, jis tiesiog veikia panašiai kaip brushas, tik jo žymėjimas yra tokiais dydžiais ir jį galima sukioti, galima didinti, galima mažinti. Ir spalvos, šviesumas, kontrastas, juoda spalva ir taip toliau. O paskutinis iš šiandieną apžvelgtų radial filter, tai jis pasirenka apskritimas arba ovalas ir pagal jo dydį tu gali daryti, ką nori. Pasirenki tokį ir veiks arba šitam plote, arba išorės plote. Viskas. O kaip juos visus panaudosit, tai čia jau jūsų fantazijos reikalas arba mokslo. Kaip išmoksit, taip galėsit juos ir panaudoti. Ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu patiko, prenumeruokit, džiaukitės ir žiūrėkit toliau. Ačiū Jums.